Sveiki, su jumis tiem, kas tiki. Pažiūrėkime, kokią žinutę turime perduoti šiandien savo sekėjams. Ką būtina sužinoti. Taigi, pas jūsų kažkas nurims, kažkas pasikeis į gerąją pusę. Galbūt gausite laisvadienį pailsėti nuo kažkokių rūpesčių. Taip, darbas galbūt nedžiugins, bet atneš naujų emocijų bei kažkokio tai susikaupimų galbūt. Ir galbūt susitaikysite su kažkokiais žmonėmis, su kuriais buvote susipykę. Ar tai išeisite iš kažkokių tai situacijų, kur buvo nelengva. Taip, išeisite. Išeisite iš nemėgstamų darbų, iš nemėgstamų veiklų, iš nemėgstamų santykių. Tai kažkam bus nuostaba. Kaip nelaukta žinia, kaip jūs galėjote tai pasielgti, kai viskas buvo ramu, bet ir viskas buvo gerai, jūs uždirbote pinigus, statėte namus ir viskas jūs išeinate, nes jums tiesiog atsibodo, kad žydinčios gėlės kas kartą nuvysta ir reikia sodinti naujas. Jūs galite pasikliauti tik savimi, kažko ieškosite galbūt internetinėje erdvėje arba bus pažintis nauja per internetą. Galvosite apie tai, kaip žmonėms pasirodyti, ką pateikti būtų geriau, bet savo ketinimus, tikruosius jausmus arba vertybės kažkokias derėtų paslėpti ir kažkur galbūt būsite nepriimti. Ten, kur jūsų nenorės priimti, jūs per jėgą nesibraukite, nes tai ne jums. Galbūt ieškosite vis tiek būdų arba kažkokių sąlygų tam įveikti. Bet čia vyks. Galbūt netgi norėsite kažką padovanoti, kaip įkišti kažką per kažkokią ar nuomonę ar dar kažką, nes būsite užsidegę ties tuo, bet ar jums čia, ta prasme, tinkama yra, turbūt jūs turite eiti į kitą pusę ir jums reikia išgyti nuo šitos situacijos ir neveikti. Jūs turite pailsėti arba po tos visos situacijos, kur dėjote pastangas, kur galvojat, kad tai jūsų, kad tai jūsų svajonė, kad tai jūsų likimas, kad tai jums atneš kažkokios sėkmės, laimės. Jūs turėsite tiesiog pailsėti nuo to ir neveikti. Koks būtų pirmas variantas. Darau kelis variantus, kadangi yra labai daug žmonių, kas stebi, kas žiūri ir kam yra aktualu, gali neatitikti visiems, tad darykime bent porą variantų, kad žmonės galėtų suprasti, kas vyksta.
kažkoks sustojimas, neapsisprendimas ties savo kažkokiais ketinimais. Galbūt esate kažkokiam susipykime su kitais žmonėmis, ieškote teisingumo dėl kažkokių tai finansų galbūt. Man rodo tą pačią istoriją, kažkodėl nenori baigtis. Mesime iš naujo, nes čia kartojasi. Nepaleidom energijų. Gerai. Dėl ko naktį nemiegate, dėl kažkokios kankinančios situacijos, kuri vyko praeityje, kur buvo pasakyta kažkas ir atrišta atgal. Kažko pykotės. Gali būti, kad savų žmonių rate buvo pykimas, kas atnešė liūdesį, neviltį ir nusivylimą. Gerai, ar situacija pasikeis? Situacija tikrai gali keistis, bet jūs turėsite pabūti kažkaip vienas arba tiesiog atrasti vidinę ramybę. Galbūt nueiti aplankyti šventas vietas, jums malonias vietas, pabūti ten, kur jums atsiranda ramybė širdyje, kur jūs galite atsipalaiduoti, paleidžiate savo mintis. Ir jūs rasite kažkokį tai susikalbėjimą su tuo žmogumi. Rodo moterį, bet nebūtinai, bet jūs rasite kažkokį tai susikalbėjimą. Rasite ir galvosite, ką pasakyti. Galbūt žmogui reikės pagalbos arba jums reikės pagalbos tuo metu. Ir jūs suteiksite arba tas žmogus galės suteikti jums tą pagalbą, kad atrastumėt savyje stiprybės ir jėgų ir balansą. Atsikurtumėt ir galėtumėt judėti toliau. Kodėl ši situacija svarbi? Nes tai kankina tiek vieną, tiek kitą. Kažkas nori, kad būtų, kaip pasakyti, jūs kankinatės ir čia kankinasi žmogus. Jūs norite, kad tai jūs nusivylėte ir kažkas nori naujos pradžios, naujo gimimo, naujo projekto, naujo darbo, naujų santykių, naujų galimybių, kažko naujo, nuo pradžių. Ne vėl iš naujo, bet galbūt buvo kažkokie pabandymai kažko ir tiesiog buvo nukirsta, kad tik to man nereikia, bet tiesiog tas noras niekur nedingo. Ir tas žmogus, pas ką nueisite, jisai tikrai džiaugsis, kad jūs atėjote. Galbūt buvo kažkieno paklausyta, kaip elgtis. Kokie metodai, tie metodai buvo pasenę ir neveikė, vedė į neviltį. Gyvenimas bėgo tolyn,
Ir, laikas nestoja, o gyventi tai reikia, košmarai kartojasi. Tai, kas kartojasi, vėl naujas gimimas. Turi būti kažkas atstatyta, padaryta naujai. Jeigu norite susitaikyti su žmogumi, ką jums daryti? Ką jums daryti? Ką jums daryti? Sienos uždarytos. Jūs beldžiatės ne pirmą kartą, tai su dovanom, tai su dar kažkum. Stebite tą žmogų, galbūt netgi iš pasalų kažkokių. Ir galbūt yra pakabinta situacija. Bet ką daryti reikia? Čia matome, kada eina žmonės, klausia, kas čia vyksta. Trūksta užsidėgymų kažkokio ties pasimatymais, ties kitais žmonėmis. Galbūt reikėtų atsisakyti vienkartinių susitikimų, labiau atsižvelgti į tai, ko jūs iš tikrųjų norite. Ir pabaigti tą užburtą labirintą, myliu, nemyliu, noriu, nenoriu, susikaupti ties vienu dalyku, nes dėl to kyla tie kivirčai. Reikia dėti pastangų, kad pailsėtumėt. Nebesivadovauti tuo kritiniu mąstymu, kad jūs esate valdovas šio pasaulio ir tiesiog priimti ir kitą žmogų. Galbūt prisėsti prie stalo ir su jumis pusryčiauti, nes kai jums reikės pagalbos, jūs liksite vienas ir jūs puikiai tai suprantate. Siekti savo svajonių reikia, o ne tik apie jas galvoti ir kalbėti, nes visa tai, ką jūs matote, tai yra, tai jums patinka, tai yra jūsų svajonė, tai jums atneša daug minčių. Ir jūs netgi galėjote kažkada prašyti Dievo, kad atneštų jums laimę, bet jūs, kaip pasakyti, užsisidėjot savo patogume ir tai jums trukdo tai pasiekti. Galbūt reiktų tai pakeisti, jeigu norite susitaikyti su žmogumi. Pavydą, šalinti pavydą iš santykių. Kažkokią saugią erdvę susikurti kartu, nebepilti žibalo į ugnį, nebekurstyti kitų žmonių, nes kiti žmonės, jie taip pat liūdi dėl jūsų situacijos, kad jūs esate galbūt vienas, nesutinkate to žmogaus, kad jūs kiekvieną kartą reikia priimti, besąlygiškai priimti kaip tą mažą vaiką ir kad jūs negalite pasakyti, kad viskas yra gerai. Iš tikrųjų, jūs galvojate apie tą žmogų ir labai, labai sunku yra. Jūs netgi sapnuojat, galvojat, pas jūsų tiesiog mintis yra apie tą žmogų, bet jūs kažkokias sienas vis tiek turite, reiktų jas paleisti. Ir galbūt tas raktas, kurį jūs norėtumėt įdėti ir atrakinti tą spyną, jisai kaip į bedugnę kokią tamsą įkrenta ir nieko nevyksta. Reikia įdėti daugiau darbo ir pastangų, uoliai stengtis dėl to. Ar jums pasiseks pasiekti tai? Reikia įdėti kažkokį, kaip pasakyti, resursą. Ar jums pasiseks? Su jėga jūs išeisite skirtingais keliais gali būti. Jeigu per stipriai spausite situaciją, išeisite skirtingais keliais. Arba turite atvykti. Taip, jūs turite kažkokį tai resursą suteikti žmogui. Ar suteiksite? Per darbą. Galbūt tas žmogus neteks darbo ir bus labai sunki situacija, dėl ko labai, labai sunku bus ir liūdės. Ir tada
labai ginsis, nenorės priimti jūsų, nes žinos, kad einate vienu keliu ir tai yra labai sunku. Ir kas čia dar? Ar priims? Žmogus labai nusivylęs, jūs norite duoti jums. Ta prasme, kaip pasakyti, jūs norite duoti, bet jūs pats kaip esate, nebrandus. Ir ji tai žino. Ji pasveria, kaip pasakyti, ji nemato su jumis kažkokio tai kelio. Arba jūs nematysite, kaip prieiti prie žmogaus, nes jisai labai yra sąžiningas, labai protingas, jisai labai jaučia, labai teisingas. Ir jam stovėti vietoje vienam nėra sunku, jisai pasiruošęs viską padaryti. Ir, jam vis tiek trūksta to finansinių galbūt stabilumo, kad turėtų laimę ir meilę jums. Tai jeigu jūs atnešite kažkokį stabilumą, ne per jėgą, tik švelnumu, gali pasisekti tą žmogų kažkaip prisitraukti prie savęs ir galbūt įgysite jo palankumą ir santykis galbūt pavyks. Tokia būtų istorija. Su jumis buvo Tim, kas tiki.